Sekantis mūsų epizodas. Pastatėm jau pamatus, žemės darbus pasidarėm ir startuojam su sienomis. Kokias sienas pasirinkti? Dažniausiai mano rekomendacija rinktis pagal regioną. Kaip pavyzdys. Pas mus čianais vakarų Lietuvoje yra gamykla silikatinių blokelių. Tai mano rekomendacija pasirinkti silikatinius blokelius. Dėl to, kad juos čia gamina, tai automatu galima bus gauti ir geresnę dylą, kainą, tai ir pristatymo reikalai ir viskas. Tai nėra būtinybė. Jeigu jums norite kitokio tipažo blokelių, kitokio medžiagiškumo, irgi ne problema. Kaip pavyzdys, Kauno regionas, tai tenais keramika, nežinau dabar ar gamina, negamina keramikinius blokelius, gan populiarūs. Savo vieną iš namų stačiau tai iš keramikinių blokelių. Populiarūs yra dujų silikato blokeliai. Dujų silikato blokeliai, jie yra palyginus labai lengvi, su jais statybininkams labai lengva dirbti. Keramikinis akcentuojama, kad jisai yra ekologiškas, nes turi tokius oro tarpus, pavadinkim, bet tie oro tarpai kai kada būna nesandarus, tai ten yra tam tikrų specifikų, kad reikia juos susandarinti, kad nekeliautų oras. Minusas jų koks yra, tai kad jie sunkus. Iš tikrųjų, 18-kinis blokelis, aš ten dabar nepasakysiu, kiek sveria, bet tikrai jų svoris yra didelis, tai turės būti ir paskaičiuotos ir apkrovos, ir tas namas, ir pamatam krista apkrova, ir darbas sunkesnis ir viskas. Populiarėja skydiniai karkasiniai namais. Aš pats asmeniškai dirbau 2008 metais su austriškais skydiniais namais, tai man buvo fantastinė patirtis. Gal net atskirą epizodą parašytume apie tos skydinius namus, kai iš gamyklos atvažiuoja namas ir ant tų pamatų pastatai ir realiai nuo nulio namas atsiranda su pilna išorinė apdaila per 2 savaitės. Ekonomiškai yra šiek tiek brangesnis tas visas metodas, bet kiek tu laiko sutaupai, kiek procesai visi, nebelieka tų šlapių procesų labai minimaliai. Keliant sienas ar iš vienokio ar iš kitokių blokelių, jeigu tai neskydinis namas, tai atsiras sąramos, monolitiniai žiedai visi, tai čia pagal projektą, konstruktorius bus suskaičiavęs jum. Dažniausiai, kas liečia finansinius reikalus, mūro kaina yra pagal blokelių tipažą, jis svyruoja nuo iki, bet labai ją galima greitai įsigryninti. Dažniausiai statybininkai sako, kad uždirbam ne nuo mūro, o uždirbam nuo tų papildomų darbų, tai yra sąramos, monolitinis žiedas, nes ten jau skaičiuojasi metrais įrengimas, ar brigada, ar rangovas, kažkas mūris darys, naudos kėdinius. Pagal blokelių technologiją, nes, pavyzdžiui, dujų silikatiniai blokeliai jie ant klijų dedami, silikatiniai blokeliai irgi ant klijų, keramikiniai blokeliai ant skėdinių. Tai vėlgi tam tikrai yra niuansai, kiekvieno, aš gal taip į detalės labai smulkės nenueisiu, šitą visą momentą paliksim jūsų techniniam prižiūrėtojui, tegu jisai jumis apšviečia, kuo skiriasi klijai, kuo skiriasi kėdiniai ir taip toliau. Tiek epizode apie sienas.